Bu. Ką žinote apie ispanų kalbą? Žinau, kad ši kalba yra gan populiari visame pasaulyje ir kad daug žmonių ją moka ir kad labai smagi kalba. Nesakyčiau, kad labai daug žinau apie ispanų kalbą, bet žinau, kad tai yra labai graži kalba ir kad labai daug žmonių pasaulyje tą kalbą kalba. Žinau, kad labai populiari, viena iš populiariausių. Ką dar žinau, kad žiūri graži kalba, kad pramokus šitą kalbą būtų lengviau išmokti italų, prancūzų kalbas. Ispanų kalba yra labai graži. Dauguma studentų ją mokosi vien tam, kad galėtų suprasti serialus. Sakėt daug pasaulių, gal žinot, keliose šalyse yra kalbama, kokios jos ta šalys? Tiksliai nežinau, bet žinau, kad Lotynų Amerikoje labai daug žmonių kalba, aišku, Ispanijoje ir šiaip didelė dalis pasaulio kalba šią kalbą. Kalbama Ispanijoje, Pietų Amerikoje taip pat. Meksika, Argentinoje, tikiuosi Argentinoje, tuomet gal Kuboje, gal Bolivijoje dar kokiai, nežinau. Gal žinot kokių ispaniškų žodžių? Te amo, žinau, borracha, daug žinau žodžių, amigo. Por supuesto, yo estoy enamorada. Como te llamas? Me llamo Greta. Vamos a la playa! Kaip manot, ar ši kalba yra apskritai perspektyvi, reikalinga ir kodėl? Tai žinoma, vien dėl to, kad jau didelė pasaulio dalis kalba šią kalbą ir man kaip mokantis ekonomikos, tai žinau, kad ši kalba ypač naudinga, nes daug žmonių ją kalba ir galiu užmėgsti daug verslo santykių su ispaniškai kalbančiais žmonėmis. Aš tai manau, kad aišku perspektyvi ir visada, kadangi tarptautinis verslas labai populiarus ir studentai, ir žmonės mėgsta keliauti ir ta kalba tikrai yra ne tik versle, bet ir paprastai gyvenime yra labai svarbi. Tai žiūrint kam, šiaip reikalingiausia, manau, būtų keliautojam arba kas sieja savo gyvenimą su tom šalim, kur yra naudojama ta kalba. Ar šita kalba yra populiari Lietuvoje ir kaip manot, kodėl lietuvis gali dominti tada jos mokymasis? Na, mano pažįstamų tarpe tai gan populiari, nes visų pirma, ji nėra sunki, yra linksma mokytis ją. Aš manyčiau, kad pavyzdžiui, bent jau mano kartos žmonėms tai tikrai didelį įtaką daro, sakau, tie patys filmai, ta pati muzika ir noras keliauti, noras pažinti. Iš tikrųjų, tai manau, kad didėja paklausa ispanų kalbos, nes vis tik yra ir kalbos kursai, ir mokyklose yra mokoma, tai manau, kad didėja tų norinčių ją išmokti, o kam tai tam, kad galėtų keliauti ir kalbėti ispaniškai, nes vis tik tai yra antroji, kiek žinau, kalba pasaulyje, kur kalba žmonės.